Štai va čia pakalbinau tokią ponę, kuri jau tų lieptelių pagyriau, kad čia labai gražiai sutvarkyta viskas. Jis, aišku, pritarė 100%. Irgi džiaugiasi, kad labai gražiai sutvarkyta. Tai va matot, kaip čia va toksai slėnis žolių, kaip sakyti. Toliau čia nepratesta, gal kada ateityje ir prates toliau. Tai va visur ten buvo tokie kemsynai, o va kaip sutvarkė. Kaip sutvarkė. Tau žydė lelijos, kios ružavos. Nu, kaip gražiai žydė. Nu jo, čia tai galėjo padaryti lieptelį, laiptus į tą prūdelį. Tokį padaryti mini pliažą. Čia matau, koksai stadionas padarytas, atnaujintas naujai, truputį įkišiu nosį. Čia tikriausiai mokykla. Tai užtat ir stadionas. Truputį gal nelabai gerai, kad čia apsiniaukė, nelabai bus tokio efekto gražaus saulėto, bet va kaip gražu. Kaip šauniai gražiai padaryta, sutvarkyta. Dabar turiu sugrįžti į parką. Tai tęsim, turėjau pokalbį su artimaisiais telefonu, dabar tęsim kelionę po Vilkaviškio nuostabius parkus. Čia va senas parkas irgi patvarkytas, pakankamai sutvarkytas. Keliukai va išpilti skalduke ir tai užtenka, gal ateityje kažką ir darys daugiau. Bet čia natūralu, svarbu va yra žibintai naujutėliai. Yra naujutėliai žibintai, suoliukai atsisėsti. Čia koksai kaip aukuras. Ką tai reiškia? Taip improvizuotas, toks iš akmenų, kaip sakyti, žmonėm kažką galima ir kepsnį įsikepti, bet galbūt negražu, tam nepritaikyta. Toks paprasčiausiai improvizuotas aukuras. Štai va matot ir suoliukai. Nu, fantastika. Net nerandu žodžių, kaip kitaip išgirti Vilkaviškio šios parkus. Čia ko gero vyksta kokie ir kameriniai koncertai, tokia va scena padaryta. Suoliukai, nu, tikrai esu sužavėtas, be galo sužavėtas.
Štai kaip kokia reklama graži, kad nusifotografuot padaryta. Sparnai, Vilkaviškis, štai ten pėdos atsistoja ant tų pėdukių ir įsiamžinė. Labai šaunu. Oi, koks ten galingas medis. Ten topolis. Senas, 100-metis. Čia tokia alėja. O šitas parkas menantis jau čia senus laikus. O netgi jau ir pavargau. Įdomu, kiek čia tęsis tie parkai. Štai va čia tokia kaip grafų alėjos tokios. Vėlgi vaikų aikštelė žaidimo padaryta šauni. Kažkaip žiūrau, jau vienų sopinių nėra. Gal išvežtos remontui. Štai vėlgi ąžuolai. Bet kiek čia įdėta triūso, kiek darbo ir lėšų. Labai šaunu. Eisiu tiesiog per veją. Galima eiti ir per veją, čia nereikia taip jau. Visuose pasaulio šalyse žmonės guli, piknikauja ant vejos. Čia koks įdomus ąžuolas. Visokie apšvietimai padaryti. O jie kiek tęsiasi parkas. Čia žiūrėkit, kokie didžiuliai 3 klembai padaryti. Alpinariumai. Kokie galingi alpinariumai padaryti. Čia koks nykštukas, nykštukų dar net pridėta kokių į tuos alpinariumus. Ten kitur irgi matau. Visokių gyventojų. Pridėta gyventojų netgi. Labai fantastiška. Tiesiog karališkas Vilkaviškis. Aš manyčiau, kad Lietuvoje nėra lygių Vilkaviškiui su parkais. Veda kažkur. Tai čia tas bus keliukas, kur jo aš atėjau pro tą mokyklą. Dabar čia truputį dar praeisiu. Čia perinam į kitą tokį skverą. Perinam į kitą tokį skverą. Irgi labai dailiai sumastyta. Netgi iš gyvatvorių metai
1990 metai. Dar pažįsim, ką tai reiškia. Čia tikriausiai įamžyta Lietuvoje popiežius, kad apsilankė. Bet pažiūrėsim. Čia tremtiniams paminėti. Štai čia toks skverelis, čia va štai ta mokykla. O štai va ten tas parkas. Dabar sugrįšim. Ar truputį pravesiu čia po šitais klevais ąžuolais. Šito parko atkarpa. Fantastiško parko. Tai tikrai nuostabi vieta, nuostabios vietos. Visi atvykit poilsiauti į Vilkaviškį. Ir iš aplinkinių rajonų nereiks jums toli važiuoti ir išlaidauti. Ir čia pailsėsit, pasigrožėsit.